Keliaujant į Portugaliją iš Lietuvos neišvengiamai tenka kirsti dalį šiaurinės Ispanijos. Kadangi Ispanija yra šalis gausi savo beribiais gamtos turtais, skanios kelionės ne veltui pasirinko praleisti nakvynę Castillo ir León regione Santiago kalno papėdėje. Pasiekėm savo naują nakvynės vietą ant Santiago kalno, nes būtent nuo šio kalno krenta pats didžiausias Iberijos pusiasalyje krioklys, kurio aukštis yra virš 200 metrų. Vaizdas turėtų būti labai nerealus, bet bėdelė ta, kad čia labai dažnai tas krioklys neteka. Jeigu būna kelios savaitės sausas, krioklys nustoja tekėjęs ir nebebūna toks įspūdingas. Aš labai tikiuosi, kad jis tekės, bet rytoj nuvyksim ir viską pamatysim. Bičiuliai, vakaras vanė, bet prieš einant miegot noriu jums parodyti vieną daiktą, be kurio neišsiverčia nei vienas keliautojas. Dar būnant Lietuvoje įsigijau Armiteko žibintuvėlį Wizardo modelį. Likau juo be galo patenkintas, todėl vos atvykęs į Ispaniją pasiėmiau dar vieną ir šį kartą Armitek Prime C2 Pro. Iš esmės, du panašus žibintuvėliai, skirtumas tas, kad Prime modelis turi klasikinį šviestuvo angalį ir švieselę žibintuvėlio gale, gražaus juodo metalo dizainas. Šiame modelyje yra net 2400 liumenų šviesos, žibintuvėlis gali veikti iki 6,5 mėnesių be pertraukų. Prime modelis turi patobulintą jungiklį su viduje montuota švieselė, kuri informuoja apie baterijos būklę. Dėžutė yra štai su tokio katino veidu, žymima, kad žibintuvėlis yra baltos šviesos ir yra skirtas kasdieniniam naudojimui. Viduje yra tokia pakuotė, yra laikiklis žibintuvėliui, kurį galima prisitvirtinti prie diržo. Turim pakrovėją, keletą atsarginių gumelių bei sagtį, pavyzdžiui, į baltinių kišenę. Žinoma, čia jau nėra laikiklio ant galvos, kaip ir nėra laikiklio ant dviračio. Jeigu norėsite papildomai šių priedų, juos reiks užsisakyti atskirai. Na, kaip naudotis Armiteko žibintuvėliais, kaip ten viskas susijungia, pasijungia ir jis valdosi. Daugiau kalbu apie tai šiame video, galite užeiti pasižiūrėti. O šiandien su šiuo Prime žibintuvėliu aš padariau keletą eksperimentų, kuriuos būtent noriu jums dabar ir parodyti. Taigi pirmiausia varau į lauką ir dabar rodau, kaip veikia. Čia turim pirmąjį režimą, čia įsijungia antrasis, trečias režimas, dabar įjungiu turbo režimą ir tai yra pirmas turbo režimas, antras turbo režimas ir trečiasis turbo režimas. Na, pakankamai plačiai šviečia tiek ir į tolį, tiek ir matosi nemažai ir į šonus apšvitos. Gan įspūdingas vaizdas iš tikrųjų kaip iš tokio mažo prožektoriuko. Gerai, grįžtam atgal į manualinį režimą. Tai pirmasis režimas, antrasis, trečiasis. Ir su tokiu režimu čia galima išbūti maždaug apie 5 valandas. Palyginu anksčiau pirktąjį Wizardą. Tai čia yra pirmas režimas, antras ir trečias pats šviesiausias režimas. Taigi šitą dalyką jungsiu į 2 ekranus ir pažiūrėsim, kuris geriau šviečia. Žibintuvėlis turi strobo funkciją. Wizarde tiesiog mirksėjimas, o čia yra labai ryškus strobas. 2 funkcijos, viena štai toks tankus mirksėjimas, antra funkcija retas mirksėjimas. Dėl šviestuvėlio galuose esančių magnetų labai lengvai galime pasidaryti kemperio arba veno lauko apšvietimą. Ok, čia kalą gerai. Bičiuliai, ir dar vieną dalyką sugalvojau, uždėsiu šios 2 prūžikus ant savo automobilio ir pabandysiu važiuoti su šiomis šviesomis vietoj automobilio šviesų. Vieną žibintuvėlį pridėsim čia, va, bus vietoj vienos lempos. Naująjį Prime nutariau užkelti čia va aukštyn ir bandom važiuoti. Toks apšvietimas yra nuo mano automobilio šviesų. Dabar varau sujungti prožektoriukus. Nu ir ką, chebrytė, va toks va vaizdas. Šviečia vos ne geriau negu mano automobilio žibintai. Dar jeigu ir tuos įjungiu, tai jie tik tai, kad priduoda geltonumo. Toliau vaizdo tai nėra, kad toliau šviestų ar kažkas tai tokio. Bandom dabar važiuoti su šia šviesa. Realiai gali važiuoti su pilnumoj, be jokio vargo naudojant šios 2 žibintuvėlius. Na ir dar kartą įjungiu ant trasos, va jungiu šviesas. Nu tik tiek, kad geltonumo priduoda. Baltas švarus ledas. Šviečia. Va, balytės, viskas matosi. Aikštelėje viskas veikia puikiai.
šokam šiek tiek į pagrindinį kelią, pravažiuosim su šiuo mūsų naujų gaminiu ir Armiteko šviesom ant autobuso. Iš priekio kažkas atvažiuoja, Frankenšteiną mano pamatys. Jeigu jūs šį žibintuvėlį sudomino, užeikit, nuoroda yra video aprašyme, taip pat su kodu Skanios kelionės gausit net 15% nuolaidą įsigyti šiems puikiems Armiteko žibintuvėliams. Jeigu ką, visi šie eksperimentai, žinokit, daromi yra žemėse, kur viskas suderinta, viskas yra absoliučiai legalu. Kadangi šis Primo modelis neturi jokios kitos šviesos, išskyrus baltą, papildomai pasimiau porą skirtingų filtrų. Šie žibintuvėliai turi 10 metų garantiją, tačiau net ir filtrai turi 5 metų garantiją. Vienas iš jų yra mėlynasis filtras, skirtas daugiausia stebėti žemėlapiam ar darbui su navigacijomis. Štai taip užsideda ant žibintuvėlio angalio. Filtras yra iš tokios gan malonios gumos ir jau mes turime mėlyną švieselę. Įjungus turbo režimą, švieselės gerokai daugiau. Dabar užsidėsim dar vieną žalią filtrą. Tai yra skirtas daugiau miško apšvietimui. Taip pat su žaliu filtru yra patogu stebėti pėdsakus. Ir štai čia toks yra fainas, gražus žalias apšvietimas. Nuostabi nakvynė čia šalia Santiago nacionalinio parko. Grįžtu atgal į kabiną ir šiandien pavažiuosim dar kelis kilometrus į patį parką. Tai atvykom ir į pagrindinę parko aikštelę, čia mums už nugarų liko busas. Dieną čia turėtų knibždėti pilna žmonių ir būti daug automobilių, nes vieta yra labai populiari šiame Castilla ir León regione. Nors gamta šiek tiek primena jau rudenį, bet oras tikrai vasariškas. Išėjom, buvo 20 šilumos ir čia yra apie 10 valandą ryto. O prieš pradedant savo žygį link Delikos slėnio ir Krioklio, turistai yra kviečiami užeiti į lankytojų centrą. Entrada gratuita, tai reiškia, kad apsilankymas čia yra nemokamas. Muziejoje ne tik galite išvysti įvairių pasakojimų ir piešinių, tačiau galite įsigyti tokį plakatą. Šiame plakate pavaizduoti visi grybai, tai netgi voveraitės galite rasti Ispanijoje. Kaip visada, svečių lankytojų knyga ir Audrius paliks skanių kelionių parašą ir linkėjimus. Palikę lankytojų centrą, keliautojai patraukia link Krioklio Nervion. Pakeliui atsivėrė vaizdai į išdžiūvusią upę, sukelia nerimą, ar visgi pavyks pamatyti bėgantį krioklį. Atėjom prie tiesos akimirkų ir nusivylimų emocijos. Štai kai pamatai tokią upę, supranti, kad ir krioklys šniokš kaip iš velnio nasrų. Štai čia yra upės vaga ir ji yra visiškai sausutėlė. Ir taip keliauja ir ten kažkur toliau pamatysim tą šlaitą, kur turėtų būti didysis krioklys. Eikit savo chebrytė, pažiūrėkit, štai ir atėjom prie kokio gamtos grožio. Čia kaip Amerikai, didysis kanjonas, tik kad europietiškas. Kondorai skraido virš galvos, čia apačioj toks slėnis, wow. Mes tikėjomės pamatyti tik krioklį, o čia va kokia gamtos didybė. Dar fainiau, kad čia va priekį yra ir Miradoras. Tai tokia speciali pakylos aikštelė, kuri yra išnešta šiek tiek virš to slėnio ir nuo jos atsiveria dar gražesni vaizdai. Jeigu čia dabar būtų žiema, o ne ankstyvus ruduo, būtent nuo čia vat iki pat apačios tekėtų krioklys Salto del Nervion. Legendos pasakoja, kad šis krioklys ne veltui yra Nervion, kas reiškia nervuotasis krioklys, nes jis teka tada, kai susinervuoja. Todėl ne kiekvieną kartą jį čia galima pamatyti. O jis žinoma mažiau būna nervuotas tada, kai oras geras, šilta ir nelyja. Nors krioklio pamatyti ir nepavyko,
Tačiau gamta ir vaizdas į Delikos slėnį pakeria keliautojus ir nepalieka abejingų, kurie apsilanko šioje vietoje. Ką chebrytė dabar pamonukuojam geri 300 metrų laisvos erdvės iki apačios. Atrodo, įkvėpi tikrą šių kalnų ir gamtos tyrumą ir visą šią energiją. Su Virginija atėjom prie dar vienos keteros, kuri būtent ir uždaro visą šį man už nugaros esantį kanjoną. Dabar keliaujame toliau ir lipsim kažkur tai tuo keliuku palei tą visą keterą. Nu ką, draugai, kapoju į paskutinį dabar Miradone Escuvenija Rubenija. Aš dar kilu aukštyn, tad iš čia vaizdas turbūt bus dar nerealesnis, bet ten kažkur gale nesimato Virginijos, kažkur žiauriai atsiliko. Jau vien palipus kiek aukštėliau, labai gražus miško vaizdas, toks žalias, medžiai apaugę, šiek tiek primena Lietuvos miškus, daug samanų, jokliai visokie užsiketeroja ant medžių. Čia žiūrėkit, dar pakeliai kokį grybą priejau didelį. O, koks išaugęs. Gražaus visas toks spalvotas. O svarbiausia iš grybo, kokie vaizdai. Pasiekėme ir paskutinį Miradorą šiame Santiago kalne. Einu dabar pasižiūrėti, kokiegi čia vaizdai. Nu jo. O, jėgelė. Čia jau yra vaizdas truputį kitoks. Miestelis, slėnis, matosi miškai gražus, tiek spygliuočiai, tiek kažkokie tai lapuočiai su spalvotais lapais rudenėjančiais. Džiaugiuosi labai žiūronais, kuriuos įsigijau šią vasarą, tai būnant tokiose vietose su jais gali pamatyti kalnų keliukus, miestelius, prisitraukti netgi automobilius. Turiu dar vieną gerą pirkinį, štai tokią specialią skrybelę, kuris skirta būtent tokiam vat klimatui kaip Ispanijai. Štai turi tokią uodegėlę, leidžia saulei deginti mano kaklo, ausų, plus yra labai plati šita skrybelės briauna, dėl to net ir karštą saulėtą vasaros dieną mano veidas būna visą laiką pavėsyje. Taip, turiu maksimalią apsaugą nuo saulės. Patikėkit, karštis tikrai nemažas, vanduo mūsų jau irgi baiginėjasi. Paskutiniai lašai liko, gertuviai pasiliekam blogiausiam atveju. Dar yra keli kilometrai grįžimo atgal iki automobilio. Po nuostabaus žygio ir nuostabaus grožio kanjono grįžom į savo vaną, išsimaudėm, padariau pavalgyti. Turim iš Lenkijos prisipirkę įvairių kruopų, visokių grikių su įvairiais priedais, kas tikrai palengvina gaminimą. Grįžti išverdę ir jau turiu puikų patiekalą. Šalia valgysim alyvuoges ispaniškas ir turim salotų su brokoliu bei anakardžio riešutais. Tai skanaus, kas valgot, ir mes taip pat pietausim. Pietums paėmiau likusius ingredientus, o mes pietausim šiandien ne savo būse. Kadangi esam nacionaliniam parke, čia yra nemažai suolelių, stolelių, kur galima papietauti. Tai pietukai pavalgyti, grįžtam atgal į kelią, nes mums reikia važiuoti iš tikrųjų. Mūsų šiemet tikslas yra pasiekti Portugaliją, o iki jos yra dar beveik 600 km, tad dar nemaža dalis kelio mūsų laukia. Visa diena praleista kelyje, o naujas rytas gyvenant ant ratų negali netikėtumų. Kartais stebina gamta, o kartais ir buitinės smulkmenos. Šiandien prie langelio pusryčiams užduoda avižų košę su vis dar iš Lietuvos atsivežta mamos daryta uogienė. Tai taip, turim košytės, kavytės, truputį vaisiukų ir tokį nuostabų vaizdą priešais save. O prie košės dar turim ir platanų. Platanų kaina Ispanijoje labai gera, visą laiką jie būna žymiai brangesni, o šį kartą tik po 1 eurą už kilogramą. Daugiau uogienių ir kitų gendančių produktų mums leidžia pasiimti kemperyje įmontuotas Vevor šaldytuvas. Bičiuliai, jeigu jūs irgi norite įsigyti tokį šaldytuvą kaip mūsų, tai galite padaryti su vis dar galiojančia 5% nuolaida, o nuoroda yra video aprašyme. Dabar su Virginija einam labai atsargiai po krūmais, nes mums bevalgant čia atėjo tokios ispaniškos karvės, tokios tikros, didelės, su labai gražiais ragais, tai labai norim nufilmuoti. Ir kuo arčiau reikia prieiti šitų karvių, bet biškį nejauku. O,
O, kažką ten daro, 2 įlindusios netikrumus, juose mūsų neatseks. Karvių ne tik labai gražus dideli ragai, bet ir su kokiais dar jos plaukais. Kad pasiektumėm šią vietą, reikia tikrai siaurais keliukais pavažiuoti. Gerai, kad nesam didžiulis kemperis, nes tikrai netilptumėm tokiais siaurais keliais. Beveik kaip Italijai, kai teko važiuoti uždarais veidrodėliais. Jaučiasi jau po truputį, kad kelio reljefas statėja ir priekyje jau matosi lėtėjančios po truputį fūros. Šone atsirado stulpeliai sniego lygiui matuoti žiemos mėnesiais. Na, perėja labai rimta. Visa laimė, kad šiandien yra geras oras. Važiuojam toliau ir netrukus kirsim tunelį. Ispanija garsi ne tik savo kalnais ir gamtos grožiu, bet ir yra gausi terminių vandenų baseinais, kuomet karštas vanduo įkaitęs iš žemės gelmių atiteka į paviršių. Būtent tokiose vietose nuo romėnų laikų buvo įrengti šilto vandens baseinai po atviru dangumi. Maudymasis tokiame vandenyje yra ne tik pramoga, bet ir sveikatinimosi būdas. Mat jame ištirpusias mineralinės medžiagos teigiamai veikia žmogaus sveikatą. Kaip gerai šiltas vandenėlis. Pakeliui pamatėm ženklus su terminių vandenių baseinais, tai žinoma, kad stojam reikia išsimaudyti. Ir nusukino pagrindinio kelio gal porą 100 metrų žemyn, o ten ant lauko šalia upės vagos yra daug baseinėlių su skirtingos temperatūros vandeniu. Bet vanduo toks geras, apie kem 5 laipsnius, gal kem, nežinau tiksliai, bet jaučiasi, kad karšta. Šitas baseinėlis pats geriausias, nei per karštas, nei per šaltas. Čia šalimais yra su šaltu vandeniu. O, šaltas vandenėlis. Bet gerai toks kontrastas. Taip pat yra padarytos ir tokios romėnų laikų vonios, tai po ilgo kelio buvo labai malonu atsipalaiduoti. Vonia kaip pas mamą namuose. Viename baseine vanduo ypatingai karštas, ten matosi netgi tie purslai, kaip kyla iš pačios žemės versmės. O, eikit savo, blemba, negaliu būti. Nu nieko, gal apsiprast, truputį kojas turi. O, bet toks žiauriai karštas palyginti su anais. Čia jau tikrai tas bus, kur daugiausia temperatūros, virš 5 laipsnių gali būti netgi. Čia taip garuoja tas vanduo iš po žemės, eina karštas ir užtat atsiranda oro burbuliukai. Būtent šitoje vietoje yra labai karštas vanduo. Sulaukėm ir vakaro su Virginija. Kokias raudonas kojas. Net visas raudau nuo to karščio, nes, nu, tikrai šitas baseinėlis chebra yra challenge'as. Čia va mirksti baseinė, o prieki va koks vaizdas. Ežeras, upės vaga, kalnai. Fantastika. Prie pačių baseinėlių galima privažiuoti su kemperiu. Tai vakare daug žmonių, vieni kūrena laužą, kažką kepa, skamba muzika. Tai bendrai pasijaučia tokia labai raminanti miško meditacinė atmosfera. Patys baseinėliai, kadangi yra karšti, tai vakare vėstant orui matosi, kaip nuo jų kyla tokie garai. O po tokios ramiai praleistos nakties, naujas rytas prasidėjo su naujais iššūkiais. Nežinau, čia tik sprogo, ar kas jam čia pasidarė, bet štai visiškai tuščias buvo. Rakto tokio nėra, kokio reikia atrakinti. Tai varysiu ant gatvės, reikia stabdyti kokį sunkvežimiuką.